Išsiaiškinam pagaliau. Gerai, Rita, mes iš Saulės radijos skambinam, turbūt supratai jau. Jo, dabar jau supratau. Dabar, kai jau pasakėm, supratai, Egidijus ir Vaidas tau skambina, tu siuntei 3 žodžius, įdomus tavo tie žodžiai, mėnesiena, kur aš iš pat pradžių mėselieną perskaičiau, bet ne, tai yra mėnesiena. Aš šaltieną perskaičiau. Nu, tu tai neklysti niekada. Kopėčios ir malkinė. Taigi tavo 3 žodžius mes panaudojom naujoj pasakoje. Ar pasiruošusi tu klausyti? Jau ledų vis tik tai laimėjai, tai tavo variantai gali būti tokie. Dedi ragelį ir ateini pasiemi ledų, arba vis dar išklausai pasaką. Ačiū, kad renkies pasaką. Rita, taigi iš tavo žodžių sukurta pasaka skamba taip. Pranas buvo savo krašto pažiba. Visada pasitempęs, nors ir visada pritempęs. Eikit jūs. Prano plikiai žibėdavo mėnesienoje taip, kad miestelėje gatvėse nereikėdavo jungti žibintų, o kosmonautai orientuodavosi kaip pagal švyturį jūreiviai. Houston, we have a problem. We have Pranas. Turėjo Pranas tik vieną bėdelę, neturėjo kur gyventi. Bomžė. Ne. O, ne? Glausdavosi Pranas Malkinės palėpėje. Visi žinojo, kur Pranas nakvoja, todėl niekas nekreipė dėmesio į tai, kad su savimi visada nešiojasi 3-metrines kopėčias. Žiūrėkit, tam Pranas su kopėčiom, nieks nerodykit pirštais, į tai visi žinom. Vieną dieną po savaitės žmonės pastebėjo, kad Pranas nebepasirodo savo mėgstame alaus restoranėlyje. O kur Pranas, rūkštelė? Pradėjo šnabždėtis žmonės. Kur dingo Pranas? Kur dingo Pranas? Pranas, kur dingo, klausiu. Ką žinau? Susirinko žmonės ir patraukė link Malkinės. Prisiartinę pamatė nuo palėpės lango švytinčią šviesą ir suprato, kad Pranui viskas gerai. Viskas bat gerai. Bet kodėl jis miestelėje nebesirodo? Negi Pranas metė miestelėnus ir paklausė žmonės, kas nutiko Pranai. Pranas pažvelgė iš aukšto į juos ir tarė, kas kopėčias pavogėt? O kaip jis iš aukšto galėjo pažvelgti? Iš aukšto. Aha, jo, ta aš Iš aukštai. Iš aukšto, supratau. Tai va tokia pasaka, kad kopėčias atiduokit Pranui, ateis į kaimą. Va. Gerai? Tai Rita vis tik tai tu paėmei tas kopėčias. Pranas nebegali iki restoranėlio savo nueit, no? No, tai va.